Labas vakaras, nemoku taip kaip kolegė, gyventojai. Atėjo laikas savaitės naujienoms, o naujienų mes turime visokių, ane kolega? Oi, tikrai taip. Nuo teismų iki elektrikų darbo pasirodymų tam tikrose frakcijose. Iki FBI, mafijos tėvo Oso paieškomumas ir milijoninės premijos, naujai susikūrusi valstybė, sala, narkotikai, ginklai ir visa kita, kas ten galbūt yra legalu. Keliaukime žiūrėti. Šiandieną aš, Silvestras Levandosikas, atstovaudamas Džoną Vinčesterį, paduodu policijos departamentą į teismą dėl šių nusikaltimų. Tai būtų pirmas - seksualinis priekabiavimas ir antras - pasikėsinimas į asmens gyvybę. Ir aš tada jį pagydęs, išrašęs sąskaitą, įsėdau į automobilį ir bandydamas užvesti automobilį, pamačiau, kad į mane taikosi ir pradėjo lėkti kulkos. Išlipus iš automobilio savo tarnybinio, einant lėtai prie pareigūno, jis įsitraukė tazerį, mane paleidęs tazerį, man pasakė palisieko rodos. Jisai taip ir padarė, paguldė merginą ant medicinos stalo, mergina buvo po kelnaitėmis, neturėjo prie savęs rūbų, turėjo tik liemenuką ir kelnaitės. Aš apklausiu merginai, kas jie yra, ir tada ponas Džeremis pamatęs šansą, kaip sakant, pamatęs, kad mergina yra nuoga, jisai įsitraukė telefoną ir pradėjo merginą fotografuoti. Fotografavo būtent jos, kaip čia pasakyti, klyną, įsitraukęs telefoną. Aš tada priėjau, užstojau merginą, sakau, ponas pareigūnas, jūs taip negalite daryti, prašau čia nefotografuoti ir leiskite dirbti man savo darbą. Ir man reikėjo padėti merginai, jis mane surakino, paėmė mano abi rankas, surakino ir nuvedė į kitą kampą, mane pastatė, sako, dabar nejudėk, ir jis vėl nuėjo prie merginos, nufotkino ten ją, juokė, sako, o čia tai bus vaizdų, turėsiu kam ką parodyti. Jis mus visus pakėlė taip pat ir mane, ir tada išsitraukęs ginklą nutaikė į mane ir sakė, nu va dabar gaidį važiuosim. Susodino mus visus tris į savo automobilį į bagažinę. Nuvažiavome į 16 pašto kodų pažymėtą vietą, kurioje buvome nurinkti, buvo liepta išmesti savo ekipuotės. Pasikėsinimas į mediko gyvybę, apšaudant jo automobilį. Buvo paneigtas, tai nebuvo įrodyta ir nebuvo pasakyta, kad jo automobilis buvo apšaudytas būtent iš pareigūnų ar iš kažko. Todėl šitą kaltinimą aš atmetu. Galimai Džeremis ir tikriausiai Džeremis fotografavo kito žmogaus tarpukojį, negavęs tam sutikimo. Ko pasiekoje buvo surakinta kita medikė ir tai buvo daroma prieš kito žmogaus bejėgio valią. Tai yra labai nesmagu ir aš, teisėjas, Tripolas H, pripažįstu jūs, Džeremį, kaltų dėl seksualinių priekabiavimo. Net nebuvo jokio žmogaus, kuris prieš mane. Mano sprendimas bus dalinai priimtas pono Levandosiko pasiūlymo. Jūs esate nuteisiamas 2 savaitėm dirbti medikų 2 pilnas pamainas, 2 savaitės po 10 valandų, bendrai 20 valandų jūs privalėsite dirbti mediku. Po visos atliktos bausmės jūs privalėsite praeiti psichologinį testą su ligoninės psichologu, kuris galės patvirtinti, ar jūs galite grįžti į tarnybą. Kaip jaučiatės po teismo? Realiai jaučiuosi apipistas biškis. Kodėl taip jaučiatės? Pagal mano suvokimą, kažkaip žydiškas efektas buvo, iš kitos pusės viskas įvyko. Ar jūs manote, kad Džeremis Clarksonas buvo neteisingai nuteistas? Ne, nemanau. Manau, kad buvo nepakankamai nuteistas. Kaip jūs manote, kokia bausmė turėjo būti skirta Džeremiui Clarksonui? 10 valandų per savaitę, bent kokie 35 medikus. Jam skirta 20 buvo. Per 2 savaitės, aš norėčiau, kad per savaitę būtų 35 bent. Tai jūs tikite savo ar ne kliento parodymais, kad jisai buvo užpultas to pareigūno? Taip.
Jums atrodo, kad vienas medikas galėjo pagroti 4 pareigūnus, jos sumušų beisbolo lazda ir pareigūnai net nebūtų įsitraukę ginklą per tą laiką? Ar traukia atgal mediko 4 prieš 1? Šiaip 4 vyrai gana stiprus dalykas, ypač pareigūnai. Tai man kyla vėlgi kompetencijos kvalifikacija pareigūnų. Jeigu nepataiko šaudydamas į nieką, tada vienas medikas jos 4 suspardo, tai departamentui iš tikrųjų reikia tobulintis kažkur. Bravo, matau 2 pareigūnus, ar ne? Tai buvo jūs, ar ne, darbuotojas Jeremis Clarksonas ir kiti, ar ne, 3 kolegos susiję, ar ne, su incidentu dėl užpuolimo, ar ne? Tai klausimas, ar jūs kelsite medikui bylą dėl 4 pareigūnų užpuolimo? Bus įmami detalesni parodymai, jeigu surinksim pakankamai informacijos, kelsim bylą. Norėčiau įsikišti, mes prieš minutę gavom informaciją, kad tas medikas yra nebegyvas, tai reikia pirmą šitą gal išsiaiškinti. Tai jeigu nebegyvas, tai tada nebėra labai ant ko kelt. Supratau. Kaip manote, kas galėjo paskatinti, ar ne, Winchesterio žūti? Ar jisai pats tai savo inicijavo, ar kažkas galėjo jį nužudyti? Iškart po teismo. Jo pabėgimas iš teismo salės išgirdus verdiktą veda prie to, kad galbūt jisai jam tiesiog išgirdus verdiktą jis nebenorėjo gyventi, galbūt, nes jis pabėgo nebe priežasties. Tačiau jokių pagrįstų teiginių negalime teikti, nes nesam išsiaiškinti šitas situacijas. Tik teorijos. Ačiū Jums už Jūsų komentarus ir čia buvo Medija. Sveiki, aš Šalnas Pikselis ir šiandien pas mus žiniasklaidoje apsilankė 3 elektrikai. Ir norėjau paklausti, ką nuveikėt pas mus pirmoje. Sveiki. Kadangi buvo paprašyta padaryti patikrą, tai nusprendėm atvažiuoti ir padaryti patikrą pas žurnalistus. Ir patikrinus skydinę buvo rasta, kad vienas saugiklis išdegęs, todėl nusprendėm jį pakeisti į stipresnius, bei kitus to pačiu, kad neiškeptų kaip tas pirmasis. Bei pakeitėm gumeles, visus varinius laidus, kad būtų geresni ir kad nekeptų. O dar kolega gali pakomentuoti, jisai čia biškai daugiau dirbo, jisai žino, ką jis būtent keitė. Valera, papasakok. Tai va, mano vardas Valera, jums pakeičiau saugiklius visus, nes pastebėjau, kad vienas buvo biškai toks pasilydęs. Ir kadangi jūs sakėt, kad pas jūs kontorai dirba labai daug žmonių, tai mes nusprendėm tokią kaip ir jums dovanėlę padaryti stipresnius, kad žiniasklaida visą laiką elektrą turėtų ir laiku visur reaguotų. Ir kabelius laižiam dar. Kabelius tu laižiai, bet čia jau nereikėjo. Čia papildomą darbą davė, bet tai nesvarbu, šitą viską irgi sutvarkėm. Taip, tai didelis ačiū Jums nuo žiniasklaidos ir galbūt dar kažkokioj tai frakcijoje, tai firmoje apsilankėt ir pamatėt kažkokius tai netitikimus ir juos pašalinot? Šiuo metu buvo užsakyta iš mechanikų. Mechanikai sakė, kad pas juos ten senos skydinės yra ir sakė, reikėtų pakeisti. Tai greitų metų vyksime pas mechanikus patvarkyti jiems skydinių. Tai labai didelis Jums ačiū, kad Jūs elektrikai rūpinatės mūsų miestu ir mūsų gerbiamom frakcijom. Ačiū. Prašom. Prašau, kad laižiau. Aš žinau, gedimą vieną rimtą, nesutvarko niekas. Ir kaip apžiūrėjau, įvertinau, kai kokius... Neapžiūrėjau, nieks neėjo su manim, sako. Ai, supratau. Bijo, Čia kokie ratai? Kokie ratai, einam, parodysiu gedimą dar kartą. Parodyk, aš mašiną. Arčiau. Aš ne elektrikas, supranti, aš santechnikas, čia reikia to paimti. Tai mums elektrikų reikia, nes santechnikų, joptvai man. Ten, prie to pečiuko, arčiau, eikit, arčiau to pečiuko, ten reikia prie pat prieiti prie jo normaliai. Nemokat jūs, becha. Tai palauk, neaiškink, ką čia darai, tai žiūrim, kas čia daras. Oi, Valera, aš... Ajau, tai vat, nestum. Matot, kas čia darosi? Zaibys. Ei, tu Beklan. Tu įstumai, ką tu čia bandai? Aš nesuprantu, kam stumti to elektrų, taigi matau, aš nestūmiau, čia jis taip, žinok, arčiau prieini, taip ir gaunasi, va taip. Tai man vietos reikia, nestumdyk čia. Tai va prašom, tai aš nestūmiau, aš tik pirštu rodžiau. Filmuoja, ką žmonės pagalvoja. Kamera nufilmavo, kad aš pirštu rodžiau, jau pirštu bėdžiau, kad va čia yra, pizdakas čia totalus.
Nu, atsargiai, tai nutrenksta. Jo, čia žinau, tai vat pradėkime nuo šito pradžiai. Tai gerai, reikia čia pažiūrėti, razėti iš pradžių. Pizda, žmogau, ką tu ant kompo darai, čia pornuškė eina. Išjung, kada santechnika eina. Nu, valyk, kokios problemos? Nu, žinai, matai, čia laidai, tai viskas tvarko, aš nespam, ko čia trumpin. Reikia ieškoti giliau, čia reikia biški sienų pramuš, bet tai tie ratai maiša. Ne, naujai įrengtos patalpos sienų prašau nemušti juk, čia dar man ratlankė. Nu, tai aš suprantu, kad naujas patalpos nesinori. Iš kitos pusės iš lauko eikit žiūrėti, bet čia sienos nemuškit, nežinau. Dar vieną dėžę varom. Blet, jūs čia skilių pridarysit, tu čia žiūrką žiemą visos sudėksim. Nebejok, viskas bus tvarko. Nu, Valera, aš irgi viską nešiosiu, davai. Kask. Pabandyk izoliuot, aš einu į vidų, pažiūrėsiu, ar muša, ne. Gerai, šitoj uždėsiu gumelio. Nu, gerai, to pabandau, žiūrėk. Kamerų binių. Ai, jau, tvai mat. Šią savaitę atsilenkimų nedariau. Nu ką jau, nukratė vėl. Ai, žinau, kratą vis tiek, nežinau. Eik, tu multimetrą skaito, blin, 200. Nu tai kažkur va, srovę praleidžia. Nu, palauk. Toj kestis į lauką pažiūrės, ten turi dar vienas laidas kažkoks būt netoks. Ratlankiai tai aliuminį tikrai nepraleidžia srovės, jie pohui čia jiems. Tu kur tu įneši tą ratlankį? Matosa, tiek čia po staluką matyčiau. Nereikia mašinas. Nu čia turi būt šalia vien ant kito to laido, kur izoliavai. Nes, žinai... Ratlankis tinka mašinai. Kiek kainuoja? Galėsim nupirkti. 4000 kaip tau. Eik, tu šikt vienas ratlankis. Išprotėjo. Ne, visi 4 po 1000. Nu va, kur, su kuriuo aš čia kalbėjau? Su manim. Nu va, viską padarėm, gali pats pabandyti pirštą įkišti tenai. Gali bandyti. Neturėtų trumpinti. O, mata, netrumpinti. Nu, viskas sutaisyta. Nu, kažkaip netrumpina, ką žinau. Nu, va, sakiau, netrumpina. Sveiki, mieste paplito informacija, realiai po visą miestą radome daug posterių, plakatėlių, kurie skelbia, kad yra skiriama premija už vieną asmenį, 5 milijonų premiją. Norėjome pasiteirauti, ar tai yra tiesa, ar tai nėra tiesa. Sveiki, kalba su jumis agentas Kazma. Tai pats ką tik šitą informaciją gavau, tai negaliu dar įsitikinti, nežinau, kas čia tai padarė, ir man svarbu būtų sužinoti, nes čia kėsinimas į žmogaus gyvybę. Ar tai ne policijos departamento paplatinta? Ne, tikrai ne policijos departamento. 100% ne policijos departamento. Aš jums paduosiu tą. Gerai, susipažinsiu. Prašau, susipažinkite, pasižiūrėkite. Kažkas pakišinėja, agentus, ne mes. Pakišinėja, tai vienu žodžiu, čia informacija ne iš policijos departamento. Ne, policijos departamentas FBI taip nedirba. Supratau. Dėkui už jūsų laiką tada. Cheese. Pradėkime, kaip jums sekasi. Nu, matot, mes čia neseniai esame įsikūrę. Tai pradžia tokia neatrodo labai sunki. Turime ir aprangą, turime ir teikiamus ginklus, kaip čia sakant. Turim bananus, lemenės, viskas gerai. Žmonės po kol kas nesipriešino, nieko nebuvo ką sudinti į narvus, tai džiaugiamės. Čia jūs skaitote salos šerifą, taip, kaip policijos departamentas, taip? Ar daug jūsų tokių čia yra? Nu, po kol kas mūsų apsaugos saloje yra apie 10 žmonių. Gali būt, kad kils bendruomenė, bet gali būt, kad ir nereikės, kad kiltų. Ar žiūrėkit, sakėt, aprangas, ginklus, viską turite, o kas paremė šitą jūsų visą, kaip sakoma, iš ko parama buvo? Ar čia jau, sakoma, patys susitaupėt? Kitus dalykus patys susitaupėm, o bananus paremė policijos departamentas.
Los Angeles miesto departamentas, taip? Taip. Taip ar supratau. O kokia jūsų salos tolimesnė, kaip sakoma, ateitis? Nu, matot, norėtume pakviesti kuo daugiau žmonių į salą. Čia galite ir patostagauti, galite ateiti į klubą, su žmonėm pabendrauti, kokteilių užsisakyti. Galite, jeigu esate, kaip sakant, darboholikas, galite atvažiuoti, paskaldyti akmenų, juos nusiplauti, bet leidykla yra likusi Los Santose, tai reikėtų atgal važiuoti į Los Santosą. Tai jūs čia turite akmenų skaldymą, taip? Taip, turime. O tai kuo skiriasi akmenų skaldymas saloje ir namiesto, ar lygiai tas pats? Nu, pas mumis, kiek girdėjau, pas mumis duoda daugiau geležies iš akmenų. Tai daugiau, sakoma, geležies resursų, taip turite? Taip, geresni akmenys pas mumis. Supratau, o ateityje vėl planuojate? Yra planų, yra ligoninė. Tai planuose yra ligoninė, galima bus įsidarbinti medikais, bus hotelis, ko čia dar galima. Viską pabiškai, taip, žinot, neskubam, bet pabiškai viskas darosi šitoje saloje. Kišt, Jonai, blė. Gurkšnį gausi. Jo, galima, aišku, opa! Labadiena, ponia Content, ar teisingai kreipiuosi jūs? Jo, teisingai Content. Nuostabus salos atidarimas, tačiau manau visiems kyla labai daug klausimų. Kaip kilo salos idėja ir kokia jos ateities vizija? Nu kaip kilo salos pavadinims, tai kilo nuo mano vardo, tai Contents, o vizija kokia? Norim padaryti salą geresnę negu miestas, nes mieste ten kiek balagana visokių negerų dalykų, čia salai ramu, saulė, visa kita, tiesiog gražu. Tai minėjote, kad į salą patekti reikės kažkokio tai paso, ar ne? Gal galite trumpai papasakoti, kaip jį gauti? Ar reikės ir bus skirtas jis tik kažkokiam specialiam asmenim, ar kažkokiam grupėm, ar galėsi gauti bet kas? Oi, pasas tai kaip, bus skirtas visiems, aišku, kurie čia praleis daug laiką, kurie atveš lauktuvių, kurie bendraus, atostagaus ir taip toliau, parodys saloj aktyvumą ir su to pasu gaus privilegijas. O ar su tom privilegijom nebus, kad ateina kažkokie įsipareigojimai? Aišku, ateina nebūt kaziolų, čia numeris 1, tada viskas, geros nuotaikas svarbiausia, kad turėtų ir viskas, tokias ir privilegijas. Jūs užsičiaukit racijų, nes užmušiu, Kaip Ko jūs nesuprantam? Labai draugiškas bendravimas, kaziolas tai yra ožys tiem, kurie gali Jo. nesuprasti to. O žiūrėkite, šerifai minėjo, kad saloje tam tikri nelegalūs dalykai patampa legaliais, ar ne? Taip, aišku, čia viskas legalu yra. Supratau, o ar nebijote, kad tai gali pakenkti ir šiek tiek sugriauti santykius su salos policijos departamentu? Mano šerifai stipriai pasiruošę, tai lai pabando. Labai jums ačiū ir kviečiame visus į salą. Taip, teisingai. Atvykit, aplankit. Kokios karštos šios savaitės naujienos, atvirai pasakius, neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti, kad perspjautų kitą savaitę. Visiems ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Skajus ir Danas. Nepamirškite, kad visada galite kreiptis į mus dėl reklamos, bei turite kažkokį įdomaus turinio, visada laukiame. Arba šiaip norite mus pakviesti pasimatymą. Tiek aš, tiek Danas esame laisvi. Ačiū.